Sveiki, aš paramedikė Ieva ir šiandien pašnekėsime apie chest sealus. Pats pirmas dalykas, pats svarbiausias yra visada perkant priemonę įsitikinti, kiek mes jos turime. Jeigu jau turim tokią žaizdą krūtinėje, kad būtų penetruojanti žaizda, gali būti dažniausiai tiek įėjimo, tiek išėjimo žaizda, tad mums reikės 2 chest sealų. Pakeliuose, kur po 2, tai dažniausiai būna paprasti chest sealai be vožtuvų. Gal buvo avarija. Gal buvo sprogimas. Visada, kai pamatot atvirą žaizdą krūtinės ertmėj, užsidengiat išorinę delno pusę žaizdą, nusiklijuojat, paprašot sužeistojo, kad jis giliai iškvėptų. Jeigu negali, išspaudžiam jam orą. Ir tuo momentu, kai jis iškvėpa, paėmėm ir užklijuojam chest sealą. Mes visiškai uždarom krūtinės ertmę. Chest sealą su vožtuvu dedam priekį. Būtent iškvėpimo metu užklijuojam. Ir tuomet per šitą vožtuvą oras išeis, tačiau neįeis į krūtinės ertmę. Tai toks yra jo pliusas.